Sveiki, čia Linas iš Midimums. Iš tikrųjų, kartais iškyla tokių klausimų, kaip pažeminti tonaciją audio failui, kaip pažeminti tonaciją MIDI failui, kad nereikėtų žaisti grojimo metu ir visokių kitokių klausimų iškyla. Ryšium su to aš taip nusprendžiau paimti tiesiog ir padaryti keletą tokių vaizdinių pamokėlių, trumpų, nedidelių, kad visiems būtų viskas aišku, nuo ko pradėti ir kaip baigti. Pirma pamokėlė, ko gero, bus, kaip pakeisti audio failę tonaciją. Imam, sakykime, pačią populiariausią mano atžvilgių programą, su kuria dirbama audio projektuose. Tai Wavelabas, aš naudoju 6 versiją. Ją įsijungiu, na ir tiesiog tam, kad paimti kažkokį tai gabalą, bet įmetam ar ne, tiesiai. Ir jisai čia atsiduria. Dabar man reikalinga pakeisti tonaciją. Tam, kad pakeisti tonaciją, sakykime, iš tikrųjų nerekomenduoju daugiau 2 pustonių iki tono. Į apačią, į viršų. Ir tai dar priklauso nuo to, kokį jūs čia failą turit. O dabar jeigu paimsim, paklausysim, mūsų failas skamba taip. Na ir dabar mums, kad pakeisti tonaciją, einam tiesiog į procesus. Toliau procesuose susirandame pitch bend. Ne, pitch correction. Susirandam pitch correction ir paskui žiūrim, kiek mums reikalinga pustonių. Atsakykime, aš dabar imu pusę tono į viršų. Pusę tono į viršų. Toliau pasižiūrim, kokia mums reikalinga kokybė. Standartinė, aukštos kokybės, paskui labai geros kokybės ar tiesiog greitas procesas. Kuo aukštesnė kokybė, tuo ilgiau dirbs. Šičia nieko nerekomenduoju daryti, čia viskas yra gerai. Toliau čia irgi niekur nieko nereikia daryti, tiesiog imam ir spaudžiam. Aš dabar šiuo atveju paimsiu greitą procesą, kad būtų matomasi viskas. Spaudžiam procesą ir apatinėje dalyje matosi, kaip vyksta visa eiga. Toliau matom, kiek laiko praėjo ir kiek laiko liko iki pabaigos. Kaip ir minėjau, šitas skaičius keisis nuo kokybės, kokią jūs norit kokybę turėti. Kuo didesnė kokybė, tuo ilgiau ir viskas vyks. Sakykime taip, jeigu pačioje aukščiausiai kokybei dirbti, tada gali užtrukti net iki 20 minučių, reiškia, transponavimas. Bet sakau, vėlgi neužmirškit, kad kuo žemesnius darysit gabalus, tuo jums kris aukštų dažnių iškraipimai atsiras. Kuo darysit aukštesnius gabalus, tuo jums pradės numušinėti, žemas toksai darysis vaikiškas, kaip ir cirke. Na va, matau, baigėsi. Reiškia, šitą nuleidžiam ir galim pasiklausyti, kas mums gavosi. Sąžiningai pasakius, kokybė stipriai nenukentėjo. Na kągi, sėkmės eksperimentuose, iki sekančio susitikimo.